pateko į komandą. Irgi buvo mokėta. O čia pavojinga situacija. Kamuolys baudos aikštelėje ir pirmasis įvartis šiose rungtynėse krenta. Vėlgi viskas labai gražiai, labai užtikrintai. Nei vieno papildomo nereikalingo judesio, nei vieno nereikalingo perdavimo. Viskas sužaista iki idealios 100% progos ir Zagrebo Dinamo dar kartą rodo savo raumenis. Triumfuoja Kačavendas, sveikina jį komandos draugai, uždarė jis pirmasias rungtynės įvarčių, pradeda antrasias taip pat tikslių smūgių. Taip, labai jau stipriai subirėjo kauniečių gynyba ir aišku tokiame lygyje su tokiu varžovu, tokiais šansais akivaizdu, kad jie naudosis, sakyčiau, kad praktiškai kaip per treniruotę, galima sakyti, belieka dar ir papildomą perdavimą atlieka ir matome čia, kad Čavendai belieka tiesiog pasiimti praktiškai nemokamai šį įvartį, kaip ir tu minėjai, nors po keitimo jis pasirodė pirmajame šios poros mače, bet jame taip pat pasižymėjo, prieš tai mušė įvartį ir į Tuno vartų.